Mikrofonas veikia, spaudžiu go live, 3, 2, 1. Sveiki. Sveiki. Šiandien pradedam antrąjį gyvai iš studijos sezoną. Ir mūsų studijoje turim pašnekovą Liutaurą Balsį Baltąjį, etnopsichologą, kuris yra įkūręs Sąmoningos Sveikos gyvensenos mokyklą Darna. Taip, Sveikos gyvensenos mokyklą pavadinimu Darna. Tai gal, Liutaurai, papasakokit plačiau apie šią mokyklą, kaip gimė idėja ją įkurti ir kasgi ten vyksta. Taip, kadangi rugsėjo mėnuo yra toks su mokslai susietas ir visi sieja su vaikų išleidimu į mokslus, mes pamirštame, kad mokslo metų pradžia tai nėra tik tai vaikams. Ir tai susieta su žmogaus amžiaus tarpsniais, kadangi mūsų įpratino mokyti, kol mes nesavarankiški, darželis, paskui mokykla, tada jau mes tarsi savarankiški išeinam į aukštąjį. Ir štai toliau, kas toliau. Ir tarsi atrodo stop, nes mes gavom profesiją ir štai mokytis jau kaip ir jau tavo reikalas, jeigu tu dar kažką nori. Taip? Tačiau taip nebuvo. Sakykime, tarpsnis sekantis, kuris paskatina žmonės eiti ir kažkuo domėtis, yra trūkumas to, kuo turėtų vis dėlto užsiimti, sakykime, valstybei tam tikros institucijos, kurias vėliau perėmė bažnyčia. O bažnyčia neatlieka mokymų. Tai yra visiškai religiniai dalykai, bet ne dvasinio vystymo dalykai. Ir tada tauta atsiranda tokioj įdomioj aplinkybės, tokios įdomios, kad jie ima ieškoti kažko vadinamo nelietuviškai alternatyvaus. Ten pradeda ieškoti kažkokių pasaulėžiūros, kažkokių praktikų, joga, kažkokia kinietiška, tai šamanizmų kažkokiu. Tiesiog toks, kaip sakyt, dvasinis padirginimas savo tų neišlavintų dvasinių aukštesniųjų centrų, kurių nėra lavinama. Tai viena iš turbūt tų priežasčių ir buvo mano paties kelias, kadangi prasidėjus nepriklausomybė, nes tai buvo dar prieš, o kadangi viskas buvo labai uždrausta, viskas neprieinama, buvo vadinama geltonoji literatūra, kada tu gali tik pasiskaityti apie kažkokį ten jogą ar kažką, ten buvo neprieinama. Na ir tada, aišku, kažkur pradėjo, pamenu, Dailės akademijoje kažkas organizavo tokius dzeno praktikas, kažką pasikvietė kažkokį mokytoją, kažkokiais keliais, čia buvo jau didžiulis įspūdis, nes kažko kitokio, kada tau, kaip sako, pompuoja į smegenis tik vieną pasaulėžiūrą arba ideologiją, kokia nors valdžia ir tu neturi kitos galimybės. Ir tai man labai priminė mums labai gerai žinomą žmogų ir be galo gerbiu šitą žmogų, tai yra Vydūnas Storas. Nes jis turbūt buvo pirmasis žmogus, kuris lygiai taip pat patekęs į tokias pačias aplinkybės. Krikščioniška šeima, kitokios pasaulėžiūros nelabai įmanoma, jis domėjosi tada indišką, ir jisai pateko į tokias aplinkybės, kai atsirado teosofinė mokykla, Blavatskojos mokykla, ir toks gal ir okultinis požiūris buvo, bet kažko kitokio jam reikėjo, kad jis galėtų pasakyti, o tai kaip tas žmogus, negi tik kaulai ir mėsa, kad yra dvasia, o kas ta dvasia? Mums bažnyčia kala apie dvasią vieną arba iš vis nieko nesako, o kas ta dvasia ir siela kad skirtųsi, tai iš vis nėra turbūt atsakymo, ko skiriasi. Na ir jisai sudaro tokį pirminį sandarą, tokį pirminį iš indiško, lietuviško kažko, sudėlioja taip, tarsi kažkokį kiaušinį pavaizduoja, jame pavaizduoja ten planetas, pavaizduoja lietuviškai sandarą žmogaus
ir kažką daugiau negu kūnas. Tai yra kažkas kūne gyvena. Tai vat po Vydūno praktiškai nebebuvo bandymo kažkaip sudaryti tą lietuvišką mokyklą, sandarą, kaip tai yra, nes teko ieškoti, tiesiog to nebuvo. Todėl, kad visa mūsų akademinė visuomenė, jinai vis tiek yra daugiau ateistinė. Tie žmonės vienetai, galim sakyti, kaip kurie šiek tiek daugiau paliko medžiagos, tai yra mokslininkai, vis tiek jie yra netikintis arba turintis pakankamai, na, sakykime, skeptišką požiūrį į ankstesnį pasaulėžiūrą. Kad ir gerbiamas Gintaras Beresnevičius, kuris labai daug parašė apie baltų tikėjimą, apie įtaką būtent ugnies garbintų iš Irano, kad tai yra artimiausia mums, turbūt iš ten ir atėjo labai gilios senos, pačios seniausios žinios, dar čia iki krikščionybės ir taip toliau. Na ir toliau tiesiog perima ten Vėliaus darbai, ten daug kitų, Buračo, be galo daug yra gerų mokslininkų, kurie rinko. Bet ką jie rinko? Jie tikėjo dar, kad yra galima iš tų likučių kažką ištraukti, iš to liaudės senų tikėjimų, galbūt kažką sudaryti. Na, bet tie trupiniai, jie virto daugiau etnologiją ir dabar mes tarsi remiamės tais kažkokiais trupiniais, bet tai yra kaip dėlionės iš skirtingų paveikslų, toks sumestas į vieną iš skirtingų laikotarpių ir bandoma padaryti dabar kaip po mūsų tradicijų lietuviškų ir kažko vaizdą. Bet jisai, tos dėlionės nesutampa gabaliukai. Daug dalykų, nuo folkloro, ta prasme, raiškos judesio iki žinijos liaudės, meteorologijos, gydymo visokių dalykų ir taip toliau. Bet tai ir iš to iškylo, o kas mes? Nes krikščionybė atnešta iš šono. Jinai visiškai nesusieta su mūsų tauta, su mūsų keliu, su mūsų tautos evoliucija per tūkstančius metų susikloščiusi tai, ką mes dabar vadinam lietuviais. Plačiau, jeigu apriektume mūsų brolius, latvius, tam beveik išnykusius prūsus, kurių dar yra labai nedidelė dalis, kiti žuvo kovodami už laisvę, jie yra baltai. Tada apibendrintas tas baltų pavadinimas kelt pradėjo klausimą, tai mes dar taip sunaikino, kad nebeturim visiškai savo savasties, kurią dabar labai nelietuviškai vadina identitetu, nebeturi savasties ir dabar, kai aš pasižiūriu darbus, tam kokie tautodailės dar, reikia kažkokio, sako, suvenyrų lietuviškų, kažko lietuviško. Ir tas lietuviškas tapo tik tai trispalvės spalvų kažkokie dirželiai arba, vytį dar kur nors įstato. Na ir jeigu iš kokį nors paima iš kokio liaudės ornamento, kokį nors ten labai populiarų, kokį nors ten sukryžiuotą grafinį ženkliuką ir jau tai yra lietuviška. Bėda yra tame, kad mes praradom iš tikrųjų savastį, kas mes esame ir kad mes nuo to kažko pradėti turėtume. Taigi aš ir pradėjau nuo paieškos, nuo to, o ką mes turėjome. Kadangi aš buvau jaunas, virš 20 metų, aš ieškojau tada, vyras ieško kažko savęs sustiprinimo, kaip vyrai ieško ten koviniai menai, ten kažkokie ten praktikos, kur tu buvai stiprus, įgalus ir kūrybingas, taip toliau, bet tai kas buvo, rytų kovos menai, ten dar visokie, bet jie visi ten, tie menai, jie visi nukreipia į kažkokį aukštesnį lygį. Kai pradėjai, jie ten pradėjo sakyti, gerai, o štai tu nori ten aukščiau pakilti, ten neužtenka tam tau atlikti kažkokius fizinius pratimus, jau ten prasideda kažkokie paslaptingi energetiniai dalykai, ten turi priaugti iki, subręsti iki tokio lygio, nes energetika tai yra kaip ir fizinis kūnas, mes visi skleidžiame energinį lauką. Bet jo valdymas, jo pajautimas, pasirodo, tai yra jausmai. Tai yra jausminis kanalas, kurį reikia išmokti atverti. A mūsgi mokė užsivert, neverk berniukui, tu ten taip jausmų neturi būti. A kas tai yra? Tai yra uždarimas nuo to energinio pasaulio, kuris yra aplink mus. O toliau yra aukštesnis lygmuo, tai yra minčių lygmuo. Ir ten jau įleisdavo tik tuos, kurie būdavo pašvenčiami. Ir pats pašventimas visada kėlė klausimą, į kur tai veda.
Ir vat, visos mokyklos praktiškai aukščiau kalba apie jų dievus, apie jų šventyklas, apie jau ten kažkur važiuoja ten į rytus ar kažkur ten kažkoks mokytojas sėdi ten kažkur tai vienuolyne. Ir vėlgi tai nelietuviška. Ir va tas visą laiką mane skatino, na, kažko lietuviško, o tai kas mes? Nes ateini prie bažnyčios, bažnyčia, vėlgi įdomus dalykas, bažnyčia neturi pasiūlymo tokios praktikos, kaip yra rytuose. Pavyzdžiui, jokios sveikos gyvensenos nėra. Bet kur rytuose rasite mankštas, kurios skatina suderinti kūną, mintis, jausmus, visą kitą. Įskyrus krikščionišką pasaulėžiūrą. Nu, aš kartais sakau, o ką gali pasiūlyti krikščionišką pasaulėžiūrą? Jeigu nežiūrėt tą fanatinę pusę, kur ten kapoja save tokiom rykštėm su kabliais, ten, nu, kaip kančią turi sukelti. Tai dar yra ta įdomioji vieta, kai vienuolės bėgioja su kamuoliu futbolo, jos ten leidžia, pasirodo galima ten ir jos žaidžia futbolą. Tai vad galvoju, bet tai ne jų praktika, tai tiesiog paimtas žaidimas, tam, kad nu, vis tiek po ilgų maldų, kontempliacijų, kad galėtum pajudėti, ne? O pasirodo lietuviai turėjo. Ir va tada pradėjau va iš čia, o tai kur tai yra? Ir tada pasirodo, kad tai yra užkoduota žaidimuose, lietuvių liaudies, šokiuose, tai yra judesys. Ir poveikis yra giesmės, dainos. Bet tai yra virto etnokultūra ir virto tokia, žinot, nu, tarsi vaikų kažkokie tai žaidimai, dar kažką. Bet kai aš pabandžiau ten daug pratimų pabandyti pakartoti, tai patikėkit, iki šiol ne viską galima. Nes tam reikia, nu, aš nesivaizduoju net kaip jie taip sugebėjo padaryti. Nežmoniškai stiprių žmonių reikėjo. Dabar kodėl? Todėl, kad mokyklų nebuvo. Pati mokykla, jos vystimasis yra atsiradimas, ir tai yra labai vėlyvas dalykas, kad ten kažkokia tai klasė, kažkur ten ateina, ten mokosi. Tada buvo kitokie ryšiai. Aišku, jeigu kalbėčiau apie labai senus laikus, pavyzdžiui, Egiptą, taip, tai ten be abejo buvo mokyklos, nes raštininkai turėjo išmokti raštą, perrašyti, bet pas mus to nebuvo, netgi rašto problema buvo. Ir vat štai, vat rugsėjis, sako, mokinių diena, bet tai, jeigu pažiūrėtume į ne taip senai, 19 amžių, niekas negalėjo darai, todėl kad darbai rugsėje yra, daržai, bulvės, ten reikia nuimti derlių, piemenukai ten gano. Ir sako, o dabar tu vat, jau kai baigsis, vis suvarėm viską į klonus, sunešėm į tvartus, na va jau dabar tu laisvas. Jau piemenukas galėtų būti eiti su elementoriniu mokyklą, jau mokytis. Taigi nėra rugsėjis. O vat vėlyvas laikas, kuriuo jis pradėjo eiti, kai atšaldavo, ne, šalnos pirmos būdavo, ten buvo tokia viena šventė, kuri virto mokytojų diena. Būtent ta šventė, kurią šventė ir pas romėnus. Tačiau apie šitą šventę aš kalbėsiu kitoj laidoj, todėl kad tai bus prie švenčių. Aš tik tai palieku tokį intriga, kaip sako, kad kas tai yra, nes iš ko kilo mokytojų šventė. Aš ir kaip tik norėjau paklausti, kad papasakotumėt plačiau. Tai va, aš ir kaip tik nekabinsiu šitos vietos, nes tai yra labai įdomu ir atskirai labai įdomi šventė. Iš jos atsirado. Taigi, rugsėjis nėra iš tikrųjų mokslo metų pradžia, jeigu taip žiūrėti, dėl to, kad tai buvo nustatyta vėliau, vasara pasibaigė, ruduo prasidėjo, nes mes miesto žmonės. Mums tarsi jau nebereikia ten darbų, daržų ir taip toliau. Tai va, o prie darnos mokyklos ir buvo prieita prie to, kad reikia dermės tarp minčių, jausmų, turbūt stuktelėjau stipriai, minčių ir jausmų, minčių ir kūno. Ir pasirodo, kad tu galėtum tai valdyti, tau reikalinga ne tik žinios, samprata, bet valdymas, kaip tai daryti. Nes, išmokti dirbti su savim, turbūt, taip? Mes dažniausiai taip sakom. Nu, taip, dabar taip sakom. Bet jeigu paklausia, išmokti dirbti su savim, tai sakau, nu gerai, aš dabar dirbu su savim, tai kaip aš dirbu su savim?
Išmokti kontroliuoti savo O, emocijas, valdyti, galbūt lietuviškai, valdyti. taip? Mhm. Tai vat ir prasideda nuo to, kad pasirodo, kad valdyti yra valinis centras, apie kurį praktiškai nelabai kur rasite. Kadangi iš psichologinio taško žiūrint, yra valiniai centrai, yra valinio centro ugdymo technologijos, bet jos irgi paimtos iš senesnių laikų, kada tais laikais buvo mokoma valdyti galią. Tai buvo įgalinimo technologijos ir vėliau jas perėmė psichoterapijoje, netgi vokiečiai padarė labai stiprią technologiją valdyti, kaip valdyti. Todėl, kad daugumo emocinių sutrikimų kyla iš to, kad yra silpnas valinis centras. Taip. Tai va, tai šitą mokykloje pas mus yra jau nuo pirmos pakopos dėstoma, kaip pradėti valdyti valinį centrą, nes jo neišugdžius, tu gali, ką nori, labai norėt, pasiekti tau neišeina, todėl kad per silpnas valinis centras ir negali kryptingai siekti arba pasiekti dermės tarp tau kylančių minčių, sukeliančių emocijų, nors emocijos nėra jausmai, tai yra skirtingi dalykai. Ir tarp tų poreikių fizinių, kurie pastoviai tave skatina kažką daryti, kaip alkis, kaip seksas, kaip saugumo jausmas, kurį mes turim užsitikrinti. Ir vat šitie impulsai ateinantis mumis smegenys, jie visą laiką reguliuoja mūsų tokią automatinį, sakykime, gyvenimo būdą. O vat sąmoningumo tame praktiškai nėra. Todėl, kad mes einam, kaip mūsų kūnas verčia daryti. Ateina impulsai ir mes Taip. tiesiog judam, kažką darom arba Taip. nedarom. Todėl, kaip gyvūnai, jis eina pagal, sako, instinktą. Ne? Lietuviškai instinktas yra omė. O sąmonė lietuviškai yra aumonė. Virtus sąmonė, sangražinė dalelė atsirado. Tai vat iš čia prasideda ir paieška, kad man tos praktikos, kurias užsiminėjau ir domėjausi, ir rytų, ir kovos menai, ir taip toliau, bet jie visi vedė prie pagrindinio dalyko. Fizinės pramankštos pradžioj, o paskui kažkokie judesiai, ten turėjau mokytis kažkokį, bet giliau, va to giliau, reikėjo tik tai mokytojai žinoti. Ir norint jau prieiti ir ten paklausti kažkokį klausimą, rytuose yra net nepriimtina. Ten tu gali metų metais neprieiti prie mokytojų. Ir čia buvo toks atvejis, atvažiavo kažkoks iš rytų mokytojas, kažkokią čia mokyklą atidarė. Ir pažįstami nuėjo ir ten visko klausė, kaip lietuviai labai žingeidus, kodėl tas, o kodėl taip veikia. Jis taip susinervino, jis sako, ko jūs mane klausėt, sako, jūs imkite ir darykit, žiūrėkit, kaip aš darau ir neklausinėkit. Nes jie nežinojo, kad rytuose neklausia. O pas mus yra kitokia šiaurietiška tradicija, yra žinoti. Tai rodo, kad tai ir yra žinių luomo palikuonis, kurie norėjo žinoti apie pasaulio sandarą, iš to klostyti teisingą veiksmus, teisingos mintis, teisingi veiksmai, teisingas gyvenimas. Per žinojimą ateina saugumas. Taip, bet Azijoje yra visai kitaip. Dar daugiau, pas mus iškrypo atnešta neteisinga vakarietiška idėja apie tikslų siekimą. Mums kala dabar, tu turi pasiekti tikslus, taip? 5 metam į priekį, 10 metų, tada uždaviniai, kaip tu pasieksi tikslus, tu rašai kažkokius planus, kaip ten tai yra. Rytuose to nėra. Ten dar kitaip, ten yra ne tikslas esmė, kuris yra laikinas. Tu pasieki vieną tikslą, paskui vėl kitas tikslas. Pas juos yra esmė kelias, kurio tu eini. Nes jis niekada nesibaigs tol, kol tu gyvas. O kelyje tų tikslų bus be galo daug. Todėl jie susitelkia į patį procesą kelio. Ir todėl pas jūs, pavyzdžiui, koviniuose menuose visą laiką prideda mokyklą ir šalia yra dažnai žodelis kelias. Pavyzdžiui, karate do. Do yra kelias. Kara yra tuščia ranka. Te yra ranka. Kara yra tuščia. Ir kai nėra gale do, patys rytiečiai sako, tai čia turbūt apie muštynės jūs kalbate. Nes jie tai nelaiko menu. Kad ten kažkas kažką mušasi. O vat sako, kai yra kelias, tai reiškia yra siekimas, pažinimas savęs ir valdymas. Vadinasi, tai nėra susijęta su, kaip mes suprantam, muštynėm, kovos menu ir panašiai. Tai yra
save suvaldymo per valinį centrą. Tai va štai koviniai menai man davė va šitą pradą gerbti mokytojus, išvis atrasti santykį, kas yra ryšys tarp mokytojų ir mokinio. Nes pas mus tas sunaikintas buvo. Todėl, kad sunaikintas žinių luomas buvo, kuris buvo mokytojai. Ir nebeliko šito santykio. Ir dabar kiekvienas ateina, numeta tau pinigus ir pasako, štai aš tau pinigus daviau, tu dabar šok pagal mano dūdelį. Nu ne, mėlyjei, taip nebus. Todėl, kad pirmas prasideda nuo pagarbos mokytojų. Ir labai geras buvo vienas filmas apie vienuolius Tibeto, kai jie išėjo į miestą ir padarė tokį našlaičiam vaikams susirinkimą tokį, pamaitinti juos, jie nevalgė alkani. Jie susėdo, paruošė valgyti ir sako, nu vaikai, vat, kas, prašau. Jie išbadėję puolė ten valgyti, visą kitą, o vienas stovi ir neina. Ir jie klausė, sako, nu kodėl tu neini? Jisai sako, mokytojau, sako, tik po jūsų. Tai tos pamaitino, paleido, o ta pasiliko į vienuolyną. Nu va, tai to santykio pas mus nebeliko. Ir pagarbos nebeliko ir mokyklos mokytojų. Bet čia aš manau ne tik su mokytojais, labai pagarba yra labai toks dabar kertinis dalykas, apskritai žmogui pagarbą jausti, tai taip, bet irgi problema. Eiliškumo prasme visais laikais buvo pagarba pirmoje vietoje dvasininkas. Kunigas buvo pirmoje vietoje, antroje buvo mokytojas. Kaime mokytojas buvo po kunigo antras. Kodėl tai sunaikinta? Todėl, kad sovietmečiu buvo iš vis sunaikinta pagarba perduodančiam žinias. Todėl, kad tam išgyventi reikia. Tais laikais išgyventi, kai išpjaudavo kartą, išėjo į mūšį, išsipjovė, augino iki 15 metų vaikiną, jis jau į mūšį išėjo ir negrįžo. Viskas. Ir vėl pabandyk priauginti kartą. Ne? Tai išgyventi visų pirma, išminti surinkti, o dar iš kitur kažkur suvokti, sudėlioti, tai nebuvo interneto. Tai pabandykit pernešti, man ten sakė tėvai, tada ten sakė protėviai, tie ten iš kažkur kažką ir visą tai vis atsiminti ir vis daugiau ir daugiau perdavinę. Tai įsivaizduokit, kiek reikėjo atmintinai mokėti kalbą. Vedosgi taip ir buvo, užrašytos labai vėlai, o viskas buvo perduodama iš lūpų lūpas labai, imdavo tos, kurie labai gerai atsimindavo. O dabar po COVID-o, kai kirto visiems per atmintį, buvo įrodyti straipsnį, kad kirto būtent per atminties sritį. Galiu patvirtinti. Taip, daugybė jaunų žmonių sako, va čia pasakė, nieko neatsimenu. Nes tai dabar šis bėda. Bėda. Apskritai dabar bėda ir ekranų, telefonų, televizorių. O čia tai šis tema labai įdomi, būtų atskirai, mes galėsim tą temą vystyti. Tai vad, kas liečia darnaus mokyklą, jinai susidarė kaip dvasinė mokykla to brandos etapo, kai tu išeini po visų mokslų, bet tau reikia kažko toliau vystyti savo aukštesnius dvasinius centrus. Suprantat, pajautą, jausmus, mintis, kaip derinti, kaip suprasti, kas tavo ir ne tavo, kaip pajusti kitą, kaip sudaryti santykius. Nėra taip paprasta, nes žmonės ateina, jie dažnai, kiekvienas ateina su savo patirtim gyvenimo. Ir gyvenimo, kaip aš sakyt, sulaužyti. Todėl, kad aš nesulaužytų nemačiau. Bet tai čia normalu, manau, kiekvienas per patirtis. Dabar anksčiau pasakytų, sakau, kad sulaužytas tai normalu. Tai va, tai čia tapo norma. Norma, nenormali norma. Kad mes ateinam su gadintais gyvenimais, nes ten tėvų bėdos, ten seneliai, ten taip toliau, karai, žuvo, taip toliau, žmonės iš globos namų. Ir jie susiformuoja tokie, kokie yra, ateina į dvasinę mokyklą ir jų tas išgyvenimo supratimas, kaip jie iki šito momento, kai atėjo į mokyklą, būna tokių atvejų, kai jie nesupranta visiškai, kaip čia kitaip. Todėl, kad jie išgyveno taip, kaip jie supranta, ir tai gali būti ir labai agresyviai, gali būti visokių prisigalvoja įvaizdžių, prisižiūrėję kažkokių reklamų, kad jis tam mergina, kad turi būti būtinai seksualiai kokie nors išpūstom lūpom, pripumpuotom, ten kažkokiais būtinai su tatuiruotėm ar dar kažkaip. Iš vis tos tatuiruotės, sakau, Dievas sukūrė baltą žmogų,
o žmogus jis išterliojo jį. tai nes tatuiruočių tokia, čia irgi atskira tema labai, kaip jos atsirado. Bet, tai va, tai grįžtant prie sudėliojimo darnos mokyklos, yra 4 praktikos. Nu, šiaip 5 dabar bandau dėkti, bet dar prie jos reikia padirbėti. Tai jinai apriepia visą žmogaus ciklą. Kai mes įsikūnijam, mums svarbiausia judėjimas. Taip, judėjimas. Kol judi, tol gyvas. Taip. Vadinasi, judesio, mankštos, pastovaus palaikymo savo energetinio būvio, to fizinio, reikalinga kažką daryti. Tai va čia yra kūnovara. Kūno vara. Vara yra vidinė energija, kuri yra mūsų pagrindas, nes jeigu jinai mūsų palieka, mes paliekam kūną. Tai čia tarsi mankšta kažkokia, taip? Taip, tai yra mankšta, galima YouTube'ai pasižiūrėti, bus galima ar komentarus įkelt nuorodą, ten visa paskaita yra apie, daug ten yra apie 1 valandą. Tai va čia kaip užvesti tą varą, kuri mūsų sužadina gyvatą. Gyvata yra žemiau pilvo, jinai yra gyvybiniam centre ir jinai va, turi ją palaikyti, kad žmogus tarsi kaip elementas baterijos, sako, užsipildo. Tai kažkas panašaus. Po mankštos išeina žmonės tarsi pakrauti, kaip sako, baterija pasikrovus, sako, kaip jauti, kiek jauti energijos. Nu, sako, ten 180%. Kiti iš vis labai stebisi, sako, kaip dabar užmigti vakare, treniruotė buvo, nu, ta žodis netinka treniruotė, bet mankšta, ta prasme. Nes treniruotė netinka žodis. Ir pas mus ne treneris yra, o varonis, tas, kuris valdo varas, tas ir kurias gali valdyti jas. Tai yra varonis. Kūnovaros varonis yra tai, ką nelietuviškai vadina treneris. Ir štai pirmoji praktika pradeda nuo kūno, pramankštos, energinio lauko pakelimo, atvėrimo jausmų lauko, valdymo objektų per atstumą, tokie yra kamuoliukų mėtymai įvairūs, ten visą atskirą praktiką, čia galima kalbėti ir kalbėti. Ir paskui dar pakilėjimas, kol tu pradedi matyti užsimerkęs tokius dalykus, kurių kiti iš vis nemato. Ir tai nesusieta su sutrikimu psichiniu. Tai yra su tavo įgalinimu, gebėjimu. Tai čia tarsi vaizduoti, ką tu gali įsivaizduoti ir matyti, ar ne? Ne tas pats? Ne. Nu, jūs galite įsivaizduoti, kad čia auga ąžuolas, bet kažkodėl palmė. Tai vadinasi nevaizduoti jį reikia. Bet aš galiu jausti, kad palmės atstumą, per atstumą eiti ir sustoti per jūsų skleidžiamos energijos, vadinamos auros paribį, aš atsimušiu jį. Tai aš jį kažkaip turiu jausti. Todėl mokama, kaip atidaryti jausmų lauką, kad aš jausčiau kitą. Bet jeigu jūs atsiverėt, aš atsiveriu, tai visą, ką jūs jaučiat, mąstėt, išgyvenot, man akimirksniu ateina ir aš iš karto žinau, atsiranda žinojimas, kas buvo su jumis. Taigi, jeigu būtų santykiai, mes darom, dažnai būna poros ateina, santykius susitvarko, nes jie vienas kitą kerta dėl to, kad jie nenori jausti vienas kitą. Bet kai pradėjo atverti jiem jausmą, kad jie pradėtų jausti, ką kitas išgyveno, jie labai nustemba. Tarsi atranda iš naujo vienas kitą. Tai va, tai yra kūnovara. Ten daug labai modulių yra. Ir apie aukštesnius modulius dar net nenoriu sakyti, nes ten yra kaip kalbėti su poezija, kaip judėti su poezija. Ten yra ruošiamas dar vienas modulis. Antra praktika yra gamtojo. Gamtojo tai yra žodis, kuriems žmonėms visiems atrodo, kad tai yra va išeinu į gamtą ir aš ten tarsi kažką jaučiu. Nieko bendro. Kodėl? Todėl, kad tai yra šablonas vadinamas, užmestas. Gamtojo tai yra sekanti praktika, kai aš atsiveriu ir pradedu jausti, taip, aš pradedu sudaryti ryšius su viskuo, kas yra aplink. O aplink yra viskas gyva. Dabar jūs sakysit, nu, va štai staliukas, ar tai gyva? Pagalvojau taip. Nu, tai dėl to, kad jūs labai garsiai mąstot. Aš atsivėrus. Taip, nes labai dažnai man mokiniai per daug atsiveria ir garsiai mąsto ir tu pagauni mintį. Tai staliukas irgi gyvas. O kaip tai įmanoma? Todėl, kad kai jis kūriamas, nesvarbu, kad iš kažkokios plasmasės, iš kažkokios medžiagos,
jį neįmanoma padaryti be kūrėjo pagalbos. Prisilietimo, ne? Nu gerai, sakys, padarė robotus. Mhm. Vat kas įdomiausia, vat ten, kur mašinos pagamina ir kur padaro žmogus, skiriasi visiškai. Tie, kurie vat jaučia, ateina iš karto atskiria, kur buvo žmogaus gaminta ir kur yra tiesiog padaryta kokio gamyklo. Taigi, jeigu viskas gyva, tai gamtojautos esmė sudaryti ryšius ir pažinti save per ryšių sistemą. Ir ryšių sistema, jeigu labai trumpai, reiktų čia kažkur papieš, būtų lengviau, bet aš parodysiu. Tiesiog yra ašinė, vertikalinė ir horizontalinė. Ryšys jūsų asmeninis yra per vidurį, tarp kūrėjo, nesakysiu Dievas, todėl kad Dievas pas mus truputėlį ką kitą reiškia. Yra kūrėjas, dievai ir dvasios pasaulis. Tai yra truputėlį pasaulyje žiūros dalykai. Taigi ir tarp kūrėjo ir gamtos, mes taip sakom, viršų taip kaip kūrėjas, apačioje kaip gamta, ne? Nu, tas, kas įsikūnė. Bet čia yra sąlyginai, vertikalė. Ir horizontalė. Viską, kas pas mus aplinkui yra, gyva. Jeigu imt žmonės, tai yra tarp gyvųjų ir mirusių. Va šitą vietą dažniausiai ir neliečiama, todėl kad moksliniam lygmenį mirusiai nebėra jų. O pagal baltišką pasaulėžiūrą nėra tokio dalyko, nes mes nemarus. Todėl kad mes turim ryšį toliau su savo protėviais, kuriais susitinkam laikų tam tikrų, per vėlinės, per tam tikras šventes. Kitaip tada, kam tu tai darai, kažkokius veiksmus, tradicinius dalykus. Tu vis tiek turi palaikyti su savo išėjusiais. Jie niekur nedingo. Nes jie atsiranda kitame išmatavime. Tai kūnas reikalingas kaip dėžutė, kad aš čia patirčiau, kol įsikūnijau, gaučiau mokymą, per tai pakelčiau savo vibracinį lygį ir vėl kažkur galėčiau tam dimensijai patekti iki aukštesnių vibracijų, vadinkim, sąlyginai pasaulio. Ne? Taigi, horizontalė ir vertikalė, tarp Dievo ir gamtos, tarp gyvų ir mirusių. Štai yra gamtojautos esmė. Dabar ką mes darom? Labai daug praktikų, vedu prie jūros, čionai, Vilniuje, vedu prie upelių ir taip toliau. Aš mokau, kaip patys 4 elementai reiškiasi vienumoje ir kaip jie sužadina mumise va tą jausmą ir mumise atkartoja pažaidas, kurios niekaip ten terapijos reikia, ten dar kažko ir niekaip nepavyksta išlaisvinti. O tai galima padaryti. Suderinti širdies ritmą, tam reikalinga jūros bangomuša, yra tam tikra praktika, kaip dirbti. Yra basom kojom visą laiką dirbom, tam, kad pastoviai, reiškia, energinis laukas palaikomas būtų. Tai beje, 80 minučių padirbėkit, vat basa, šiaip pasivaikščiokit, jūs suskystėja kraujas. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis praeina iki smulkiausių kapiliarų ir tada jūs maitina kūnas puikiai, jūs energiją iš karto puikiai jaučiam. Bet tik tai kraujotaka pradeda strigti ir viskas, ir jūs užsidarot nieko nejaučiate. Tai vat gamtojau tai yra toks vystymas, gamtinių dalykų. Ir tų gamtinių dalykų galima mokytis pas mane per savaitgalinės praktikas atskirai, nebūtinai į mokyklą. Šitą rugsėjį ruošiu, kas nori, į grupę galima po nedidelę, po 4-5 žmonės važiuojam, atskirai dirbam su pažinimu savęs ir yra specialios metodikos. Ten prie jūros, prie upelių, jeigu prie medžio, tai yra kitos gyvybės formos. Kadangi mes žmonės, ne, o augalai jau kita gyvybės forma. Kaip jas pajusti? Ar jos iš tikrųjų nori, kad tu prieitum? Ne. Labai dažnai būna medis labai aiškiai duoda, tik tai reikia suprast, kada. Mes mokome, kaip suprast, ką jisai tau sako, taip sąlyginai sako. Jie labai aiškiai parodo, kad jis nenori, kad tu prieitum. Arba, pavyzdžiui, atvirkščiai tu prieini ir staiga tu jauti, kaip tau staiga silpnų daro. Tai tu tiesiog pajauti, ar ne? Taip, todėl, kad mes esame energiniai kamuoliai. Ir jie taip pat turi savo energinius kanalus ir kai tu prieini, pavyzdžiui, prie drebulių. Tai labai gerai eiti, kai jūs įsiūtus, įpykus ant kažkas dar ten darbe nepavyko, noris išsilėti, tai nueini prie drebulių ir jos tiesiog sugeria. Ir tu jauti, kaip rimsti.
Bet šiaip, jeigu tu nueitum, tau pasidais labai negerai. Ir taip kiekvieną medį galėčiau pasakoti, kaip jisai veikia, nes tai yra kita gyvybės forma ir su ja taip pat reikia išmokti padaryti ryšį. Aš jau nekalbu aukštesniuosius ryšius, kaip mokomės su žvaigždėm, su tai, kas yra už ribų planetos, kaip Mėnulis, kaip Saulė. Ir visa tai yra mūsų pasaulėžiūros senieji dalykai. Tai nebuvo, kaip sako, pagonis tikėjo meldys. Tai čia yra jau atsirado krikščionybės laikais tas toks matymas, kad čia yra pagonis, nes tai ne krikščionis. Bet jeigu aš sakysiu, tu pagonis dėl to, kad tu ne koks nors turkas ar ten graikas, ne, na, tai čia kažkaip primena panašiai. Nes pagonis, aš sakyčiau, nu gerai, budistai, ten Dao ten yra, ten nėra dievų ir taip toliau. Pas mus, kai pasiimi, ten ir dievas yra ir visa kita. Tai sakyt, kad mes neturėjom dievų irgi. Nu, ne. Tai vat vėlgi mes čia prieisim prie pasauliečių. Ketvirta praktika, trečia praktika yra rymojimas. Rymojimas tai yra ypatinga technika, neturinti analogų. Jinai turi elementus, kad pritaikyčiau maldai, meditacijai ir kontempliacijai. Bet jinai dar turi keletą dalykų, kurie padeda žmogui saulė leidžiantis nuraminti va tas varas, kurias tu sukeli kūnovaros, kad dieną veiktum, o vakare reikia jas nusodinti į savo vadinamą vygę, kad jinai leistų kitam mūsų gyvenančiam šviesekūnį atsiverti ir priartėti prie sapnų pasaulio. Ir va čia mes einam į tą priengį, kad mes nebūtume košmaruose, o būtume šviesos pasaulyje, miegodami. Yra va ta labai gili technika, be galo, jinai veda į tą gilų įtikėjimą. Ir ketvirta praktika yra sąmoningas sapnavimas, tai yra kaip sąmoningai, būtent toliau gyventi sąmoningai, netgi tame, būnant kitame pasaulyje. Tai va. Aš iš tiesų sapnuose labai dažnai pati veikiu ir žinau, ką veikiu ir kontroliuoju savo veiksmus, tas irgi labai įdomu. Tai va, tai visos keturios praktikos, kur mes galim kalbėti čia, ojai, kiek laidų daryti vien tik apie tai. Tai aš bandžiau labai kažkaip spaust, bet, na, turbūt nelengvai. Įsitart nebuvo kur. O kaip jūs pats perėjot, irgi turėt turbūt kažkokį mokytoją, ar ne? Visas šitas tas pačias praktikas. Irgi. Jeigu kalbėt apie mane, aš be abejo ir turėjau rytų mokytojus ir čia jau mano mokytojai toks kaip Sigitas Lasavickas, iš kurio ėmiau tą jausmą žinių luomo, pagarbą žinių luomui, kurie palaikė šitą vat pasaulėvaizdį, darnos pasaulėvaizdį žmonių. Kaip turi sugyventi žmonės ir kaip turi rėdyti savo gyvenimą. Jisai labai daug atidavė tam, būdamas architektas, archeologas. Jisai atrado beje Verkių šventyklą, Kernavėje, jis pasakė, kad yra miestas, nieks netikėjo, bet po to atkasė. Jis turėjo tokių iškeliškų dalykų, nes jis buvo unikalus. Berods 9 metukų numirė ir prisikėlė. Jis buvo pašarvotas, visą kitą ir staiga jis karste prisikėlė. Ir po to gyvenimas jau labai buvo keistas. Pradėjom matyti kažkokius dalykus, kurių daug kas sakė, iškerinį. Kitas Vilius Gibavičius, kuris išleidęs Vydą žinių pratimai, yra ten tokią knygutę išvertęs ir daug mokė, daug tokios mum netinkamų dalykų, kaip yra atėję iš kitų tautų mums kalamų. Ir panašiai. Tai turėjau tikrai ir rytų mokytojus, kurie mokė pažinimo. Aš nekalbu apie mokslinius dalykus, universitetinius, psichologijos, parapsichologijos, kurie yra peržengę tas sritis, kuriuose yra, galim pasakyti taip, tyrimais mes įrodėm. Bet yra daug dalykų, kurių yra faktai, bet dar neaišku, mokslas negali pasakyti, bet tyrinėja. O pas jūs ateina žmonės, ar ne, jūsų mokyklą mokyti šitų visų praktikų, ar ne, dalykų. Kiek užtrunka žmogui lankytis tose praktikose, kol jis galiausiai jau... Jo, laiko prasme tai yra taip. Yra 3 katedros, tai yra Kurono akademija, tai yra aukštesnis lygis. Bet įeiti ją yra per darnos mokyklėlės, pirmąją pakopą, tai yra 1 metai. 1 metai išdėstoma tie pamatai, be kurių toliau neįmanoma eiti. Todėl, kad tai yra tokie pagrindai, ant kurių statosi toliau visas tavo naujas pastatas.
Ir galima jį ištempti, jeigu tu nori. Todėl, kad vis daugėja paskaitų, daugėja praktikų ir taip toliau, bet aš jau bandau kažkaip spaust, nes žmonės dažnai pagalvoja, tai konkrečiai man paaiškink, kaip receptą. Duok, va tas, nuo to veikia, kaip padariau ir viskas, aš jau išėjau. Nes dabar žmonės labai Nu, nori greitą rezultatą ir labai trumpai ir aiškiai. Tai aš tada iškart pasakau, tada eikit į seminarus visokius, ten toliau pas šamanus, dar kur nors žaiskit. Jeigu norit eiti savo gyvenimo keliu, tu turi savo paskirti laiką savo dvasiniam vystymuisi. O kad nesiblaškyt, aš pats ieškojau, kaip sukurti vieną kelią, kuriame būtų lygmenys, kurio būtų galim peraukti, išaukti to, paskui prie to priėjau. Tai vat yra etnopsichologijos katedra, savęs pažinimo, ten to, ko nėra net mokslinė, nors aš mokslinį darbą padaręs iš lietuvių etninės charakteristikos. Tuo pagrindu sukūriau dar naują metodiką. Tada yra įgalinimo katedra 3 metai. Tai yra jau ta sritis, kur anksčiau buvo priskirta magijos ryčiai. Ta prasme, galios. Kaip yra galia visoje žemėje, planetoje ir panašiai, ir kaip aš galiu save atskleisti. Taip? Nes tai yra kūrybinės galios, daug galių yra visokių. Na ir trečia katedra yra pasišventimo katedra. Kada jau žmogus subrenda, ateina jam, pavyzdžiui, jau 50-60 metų, jis jau pariby, jau perdavoj. Aš jau tam amžiui, kai aš jau norėčiau apie tą pasaulį, kuris yra, į kurį aš keliausiu ir taip toliau. Ir jis jau ruošiamas į pasišventimo. Tai yra pasišventimo katedra. Va čia yra tie baltieji žiniai, kurie jau praėję savo gyvenimą, subrendę, o ne žinių greitai ir nuveiksiu, panaudosiu. Subrendę, jie jau gali jums padėti. Tai vat mes trumpai taip. Supratau, iš tikrųjų labai įdomu ir dar tikrai turėčiau labai daug klausimų. Bet kaip jau supratot, Liutaurą matysim mūsų laidoje dar ne vieną kartą. Kol nusibosi. Taip, nes tikrai yra apie ką pasikalbėti. Tai šiandien labai ačiū už tokį gilų pokalbį. Įdomiai viską papasakojot ir tikrai... Tegu rašo komentarus, ne? Taip. Rašykit komentaruose, klauskit, jeigu ten yra dar galbūt klausimų. Tai manau, kad mes juos pasistengsim atsakyti arba per komentarus. Taip, būtinai tikrai atsakysim. Drąsiai paklauskit, dar kelsim taip pat Kūnovaros, taip video. Bus galima ten nuoroda, tai paskaita yra įkelta į YouTube. Ir taip pat sekite gyvą studiją, bus YouTube'ės naujam kanale. Taip. Nes čia pradžia bus gerų dalykų. Tai sekite mus, pasirašykite, kaip ten sakė, subscribe, ne? Taip, prenumeruokit mūsų kanalą, taip ir tikrai sulauksit ne vieno dar pokalbio. O šiandien, tai ką sakau, ačiū labai. Ačiū Jums, ačiū. Taip. Ačiū visi, kurie mūsų klausė ir ištvėrėt. Taip. Ir susitiksim dar 1 valandą Facebook Live. Pasikalbėsim su fotografe Giedre. Taip, ta, kuri už ekranų dabar mums mojuoja ir sako, ate. Taip, gerai, ačiū. Dabar šitą.